Labas, mieloji. Sveika atvykusi į kanalą Atmok dietas. Ir jeigu esi čia, suprantu, kad pavargai nuolatos kovoti nuo pirmadienio iki pirmadienio, nuo vieno kraštutinumo prie kito, nuo vienos dietos prie kitos, pavargai visko atsisakyti, pavargai iš savo mytybos atiminėti malonius dalykus, nebejauti pasitenkinimo ir vis tiek svoris kažkur stovi, sveikata negerėja, energijos nedaugėja ir kad ir kaip besistengtum, atrodo, vis tiek nepavyksta. Tai esi tikrai tinkamoje vietoje ir šito kanalo esmė iš tikrųjų yra ne pamokyti, kaip dar geriau valgyti, kaip sveikiau valgyti, kaip pasirinkti produktus, bet yra kanalo esmė supažindinti tave ir padėti tau suprasti, suvokti, iš kur kyla tam tikri įsitikinimai, tam tikri dalykai ir kaip savo padėti pagaliau išlipti iš šito dietų užburto rato. Tai aš esu Viktorija, esu gyvensenos medicinos specialistė ir dietistė ir specializuojuosi būtent moterų mityboje ir sveikame santykyje su mityba arba kitaip valgymo psichologijai. Kodėl? Todėl, kad pati kažkada prieš 10, 12, 15 metų sirgau valgymo sutrikimais, buvau pati užstrigusi šituose dietų ratuose ir kad ir kaip stengiausi, kad ir kaip dariau, kad ir kaip lipau savo per galvą, ribojau save, bijojau maisto, svoris nebuvo toks, kokio aš norėjau, kokio aš tikėjausi ir netgi tada, kada pavykdavo to svorio numesti, vis tiek buvau savim nepatenkinta, vis tiek buvau savim nusivylus, pasitikėjimo savim neturėjau ir tikrai tada supratau, kad viskas prasideda mūsų galvoje, ne ant mūsų kūno ir labai dažnai mėgstu sakyti ir mėgstu šitą frazę, kad labai dažnai svoris, kurį mes turime numesti, nėra ant mūsų užpakalio, tai yra ant mūsų galvoje, mūsų mintise, bet iš ten tą svorį reikėtų mums pašalinti. Tai šiandien pirmasis mūsų toks susitikimas, pirmasis mano video ir iš tikrųjų jaudinausi, bet labai ilgai galvojau ir labai ilgai norėjau padaryti būtent tokio formato mūsų susitikimus ir mūsų pokalbius, kad tu galėtum išgirsti, pamatyti, atpažinti save ir pagaliau tą savo mąstymo mintis pakeisti. Ir negaliu visko sudėti į Instagramą, negaliu sudėti visko į Facebooką, todėl mano toksai buvo noras atrasti erdvę, kurioje aš galėčiau pasikalbėti, kurioje aš galėčiau išsakyti savo mintis, kurioje aš galėčiau realiai padėti tau susidėlioti mintis, kad tu jaustumės gerai, kad jaustumės užtikrinta, kad jaustumės laiminga, patenkinta savo kūne ir pagaliau nustotum lieknėti, pagaliau nustotum šokinėti nuo vieno kraštutinumo prie kito kraštutinumo ir pagaliau atrastum tą ramybę savo kūne, savo mintise, savo galvoje ir maistas, mityba, sveika mityba pagaliau taptų tavo gyvenimo dalimi ir tai nebūtų vėl kažkoks nuo pirmadienio, nuo kito mėnesio, nuo kalėdų, nuo naujų metų, nuo vasaros pradžios, paskui nuo vasaros pabaigos, nes tikrai matau, kad tokia yra tendencija ir kad tikrai moteris labai dažnai tiesiog pradeda pirmadienį, tada penktadienį viskas išslysta iš rankų, nors atrodo savo viską pasižadėjau ir kad čia stengsiuosi ir kad darysiu ir kad būsiu šaunuolė ir geruolė ir taip toliau. Kitos pradeda po savo gimtadienio, nes po gimtadienis, jau po gimtadienio naujas įkvėpimas, nauja nuotaika. Kitos pradeda nuo naujų metų, kitos pradeda nuo rudens ir atrodo vis kažkokia ta nauja pradžia, jinai veda į tą tikėjimą savim, į tą naują pastangą, naują įsitikinimą, kad šis kartas jau dabar tikrai bus kitoks. Jau dabar aš turėsiu tos valios, dabar aš turėsiu motivacijos, dabar aš atsipalaiduosiu ir dabar aš tikrai jau padarysiu. Bet paskui, kas atsitinka, 5 dienos, savaitė, 2 savaitės, mėnuo, kaip čia jau kiekviena, kiek turi kantrybės, kiek turi to užsispyrimo, aš dėl to sakau kantrybės, nes tai nieko bendro neturi su valia. Mes labai dažnai įsivaizduojam, kad sveika mityba yra apie valią, kad man dabar reikia turėti valios, pagavo mane motivacija, bet dabar man reikia turėti valios ir kartu su valia aš galėsiu keliauti, daryti ir taip toliau. Ir žinoma, kai nepavyksta
kai vėl nusvyra rankos, kai vėl nepavyko taip, kaip tikėjai, kaip savo pažadėjai, kaip norėjai, sakai, nu tai visgi aš tos valios neturiu. Nors tikrai, jeigu pasigilinus giliau, tai ta valia nieko bendro su tuo neturi. Valia yra toksai dalykas, ar ne, kaip aš sakau, kažkodėl, kad automobilis važiuotų, mums nereikia valios pastangų. Mes negalvom, kad, nu jeigu aš dabar labai daug turėsiu valios ir mano automobilis daug dabar turės valios, jisai važiuos. Bet kai jisai sugenda, mes jam nesakom, kad, nu žiūrėk, tu valios kažkaip nebeturi, ne? Bet apie save, apie tą tokį gyvą kabutėse automobiliuką, mes dažnai taip pavadinam ir dažnai taip savo pasakom ir dažnai taip pagalvom, kad, nu, vat neturiu valios, ar ne? Nors iš tikrųjų tai yra per savo neklausimas savo fiziologijos, neklausimas savo psichologinės sveikatos, nepritaikymas, ar ne? Ir nors mums dažnai atrodo, kad mes prisiklausom, ar ne, įvairiausių taisyklių, įvairiausių patarimų, įvairiausių mitybos planų prisipirkam, klausom įvairiausių kanalų ir taip toliau, bet kas atsitinka, ar ne? Tada man atrodo, kad aš pats nebesuprantu savęs ir pats nebežinau, nebesuvokiu, kaip man valgyti, visi kiti geriau žmonės žino, kaip man valgyti, ar ne? Ir jeigu pakliūnu kur nors į kokį nors ten iššūkį, programą, kažkokią, su kažkokiu specialistu pradedu dirbti, atrodo, kad tas žmogus geriau žino ir geriau suvokia, kaip man reikia valgyti. Taip, aš nebejoju šituo dalyku, kad kartais, kai yra tam tikros sveikatos problemos, kai yra tam tikri sveikatos kažkokie tai niuansai, tada taip, tikrai reikia kreiptis į specialistą, kad specialistas parekomenduotų, ne, jeigu žmogui yra, sakykime, nu kaip pavyzdys, nikelio alergija, tai jisai galbūt tikrai nesugalvos kaip, arba jeigu žmogus turi, jam diagnozavo, sakykime, refliuks, ar ne, tai jisai pats tikrai nesugalvos, kaip valgyti, nors tos informacijos dabar yra daug. Taip pat tada į specialistą kreiptis taip, bet dažnai, ar ne, visos tos tokios dietos, taisyklės, iššūkiai ir taip toliau mums pasako, ką mums valgyti, kaip valgyti, kada miegoti, kada sportuoti, kada nemiegoti, kada į tualetą eiti, kada nebeiti tą tualetą, nes čia va dabar ne pagal planą. Ir žmogui dingsta pasitikėjimas savo kūnu, savo intuicija, savo signalais, nes tikrai organizmas siunčia pakankamai daug signalų, bet mes jų, kažkaip negirdim, juos ignoruojam, kažkaip neklausom jų ir nepasitikim savim. Ir tada, kai mes nepasitikim savim, neužtikrinam, ar ne, visų tų poreikių, kurių tikrai mūsų organizmas reikalauja, kur iš tikrųjų organizmui reikia tam tikrų dalykų. Ir faktas tas, kad jeigu mes, pavyzdžiui, neprivalgom, esam nesotus, kaip sakau, negerbiam, ar ne, alkio signalų, jeigu mes negerbiam sotumo signalų, tai visa tai mus veda, ne, į emocinį valgymą, į persivalgymą, į kažkokį tai ribojimą ir taip toliau. Ir visa tai pasibaigia tuo, kad mes sakom, valios neturiu. Neturiu valios, kažkur ta mano valia dingo. Nors iš tikrųjų mes einam tiesiog prieš savo fiziologiją ir prieš savo fiziologiją eidami mes neužtikrinam, kad organizmas būtų pilnavertiškai aprūpintas. Ir tada, ar ne, jeigu mes iš to išlipam, iš to dietų užburto rato, mes išlipam, kas atsitinka, ne, tai tada nebereikia valios, kad tu sveikiau valgytum, kad tu darytum geresnius pasirinkimus ir taip toliau, nes tu gali pasitikėti savo kūnu. Tai mano toks ir yra tikslas, kad visos, kurios ateisite į šitą kanalą, išmoktumėt pasitikėti savo kūno siunčiamais signalais, kad išmoktumėt pritaikyti tą sveiką mitybą gyvenimo dalimi, nes tai yra įprastas, paprastas dalykas, bet kažkaip tos visos dietų kultas ir įvairiausias srautas informacijos, tas chaosas informacijos mums taip sudėlioja, kad mes nebegebam, ar ne, šitų dalykų atpažinti. Tai apie tai ir bus visas mano kanalas, kad jums galvoj viskas susidėliotų ir jūs pagaliau nustotumėt nuolatos lieknėti, šokinėti nuo vieno kraštutinumo prie kito kraštutinumo ir kad pasijaustumėt ramiai tiek čia, tiek čia. Ir paminėjau žodį nuolatinis lieknėjimas, ar ne, nuolatos lieknėti. Tai yra tam tikra moterų
norėjau sakyti rūšis, bet čia turbūt netinkama žodis, ar ne, tai dalis moterų, kurios yra nuolatinės lieknėtojas. Aš pati kažkada tenai irgi buvau ir ką tai reiškia, ne? Nuolatinis lieknėtojas, nuolatinė lieknėtoja, ta moteris yra, kuri nuolatos save riboja, nuolatos gyvena tarp, čia laikausi dietos, čia nebesilaikau dietos, čia aš dabar sėdžiu ant dietos, čia aš dabar nebesėdžiu ant dietos, čia aš dabar save riboju, čia dabar neriboju. Tai visi šitie nevalgyti po 6, skaičiuoti ten labai griežtai valgymo tarpus, atsisakyti saldaus, sūraus, pieno produktų, gliukozės, laktozės, kuris nuolatos galvoja apie maistą, kuris nuolatos bet kažką strateguoja, ne? Kodėl apie tai kalbu? Todėl, kad iš esmės mityba, ne, turėtų būti tokia. Atsikėliau ryte, atsidariau šaldytuvą, natūraliai mano organizmas žiūri į šaldytuvą, mano akis žiūri į šaldytuvą, aš ten matau pasirinkimus ir aš natūraliai turėčiau norėti pasirinkti savo kūnui, savo sveikatai, savo organizmui palankų pasirinkimą. Bet kaip gaunasi, ar ne, atsidariau šaldytuvą, palauk, nebežinau ką valgyti, nes vėlgi grįžtam prie to paties, ar ne, nepasitikiu savo instinktais, aš nesuprantu, ką man reikia valgyti, ar man čia baltymus, ar man čia riebalus, ar man čia tą, kiek aš čia kalorijų, tada maiste pradedam matyti kalorijas, ne? Tai kiekvienas šitas dalykas, kur žmogus, nes yra tam, kaip sakau, tam tikra žmonių dalis, kurie yra nuolatinai, nekalbu apie tuos, kurie pasitvarko mitybą dėl svorio problemų, kurie pasitvarko mitybą dėl sveikatos problemų, bet kalbu apie tos žmonės, kurie nuolatos. Ir tai dažniausiai prasideda jau paauglystėje, kada pirmą kartą pabandžiau tam tikros dietos, tada paskui vėl dietos, vėl kažkoks. Ir netgi tas pats, ar ne, sveikas valgymas, kai tu valgai pagal kažkokį labai griežtą mitybos planą, kada tu skaičiuoji kalorijas, kada tu skaičiuoji angliavandenius, baltymus, riebalus, ar ką tu ten beskaičiuotum, ar ne, visi šitie dalykai irgi lygiai taip pat gali vadintis dieta. Ir nors mums gali atrodyti, kad aš tai jau dietų tikrai nesilaikau, aš jau esu tai sveika ir mano mintis yra geros ir aš suvokiu, suprantu, kad man dietos neatneš nieko gero, jokios naudos, čia sulėtės mano medžiagų apykaita, čia aš prastai jausiuos, neturėsiu energijos ir žinau, kad dietos yra blogai, bet mes įsivaizduojam, ar ne, kad ta dieta, kaip dieta, tai yra tik tai ten, grikių dieta, kopūstų dieta, sulčių dieta ir taip toliau. Bet ką aš noriu pasakyti, tas skaičiavimas, strategavimas, kažko savo sąmoningai neleidimas, intuityvaus valgymo nebuvimas, ten galvojimas, dėliojimas ir taip toliau, tai irgi lygiai taip pat yra ta pati dieta, ne? Nors mes to nenorim pripažinti ir tikrai daugumo galbūt ir specialistų su manim net nesutiktų, ar ne, kad prie ko čia ta dieta, jeigu žmogus stengiasi sveikiau valgyti. Bet kai žmogus pradeda nebe sąmoningai tai daryti, nebesuvokdamas, nebepasitikėdamas savim, automatiškai tas ir atsiranda, ne, klausimas ir atsakymas. Ar tikrai aš nesilaikau dietos ir ar tai nėra tik tai dar vienas ribojimas. Tai tas nuolatinis, ar ne, toks šokinėjimas nuo vieno kraštutinumo prie kito kraštutinumo, nes atkreipkim dėmesį, jeigu mes pradedam kažko savo, ar ne, neleisti, kažką savo drausti, kažkuo savim nepasitikėti, kažkuo savo mitybą kažkaip, taip bandyti paversti, kad jinai mums būtų nebepatogi, automatiškai kas atsiranda, ar ne? Mes įkliūnam į tą vadinamą tokį užburtą dietų ratą, kada aš noriu susitvarkyti, norėdama susitvarkyti, pradedu riboti ir savo mitybai pradedu galvoti, ar ne, gerai, gal man čia dabar angliavandenių atsisakyti, gal man čia dabar baltymų atsisakyti, o gal riebalų, ne, teisingai, baltymų dabar niekas nesisako, dabar baltymus visi skaičiuoja ir juos dievina. Bet esmė tokia, ar ne, kai aš pradedu galvoti, ko man reikia atsisakyti, ką man reikia pakeisti, kas mano mityboje yra negerai ir gerai. Ir tada noriu susitvarkyti, čia atsiranda kažkoks tai ribojimas ir bandymas susitvarkyti ir valgyti gerai, švariai valgyti, ar ne, sumažinti maisto kiekį, atsisakyti tam tikrų maisto produktų, nes pagalvokim, ar ne, ar nors viena čia klausanti, iš tikrųjų dabar
Nu, kai nusprendėte, aha, gerai, žiūrėk, man dabar reikia sumažinti savo svorį, ką aš dabar darysiu? Pridėsiu daugiau daržovių, pridėsiu daugiau kruopų, pridėsiu daugiau sėklų. Nu, dažniausiai taip negalvojam. Dažniausiai, ką mes galvom, nu palauk, gerai, sumažinsiu, išimsiu, nebevalgysiu saldainių, nebevalgysiu duonos, nebevalgysiu kruopų, nebegersiu gazuotų gėrimų, nebevalgysiu bulvių, nebevalgysiu moliūgo, nebedarysiu to, mažiau darysiu to, nes aš netgi kai su klientais, kai dirbu, aš matau, ar ne, kaip moteris įsikelia savo tikslą, koks jos yra tikslas. Ir dažniausiai tas tikslas neina per daugiau, nu nebent daugiau sportuoti, ne, bet dažniausiai eina per mažiau. Mažiau valgyti, mažesnės porcijas, mažiau valgyti saldumynų, mažiau valgyti perdirbto maisto, visko valgyti mažiau, ne. Tai iš esmės skamba gerai ir iš esmės negalėtum sakyti, kad tai yra blogas tikslas, ar ne, bet esmė yra tokia, kai mes savo organizmui pasakom, savo kūnui, savo mintim pasakom, kad nu vat aš iš dabar iš tavęs kažką atimsiu, dabar tau bus negalima. Ir kas atsitinka, ne, tas užburtas dietų ratas, čia noriu susitvarkyti, čia kas atsitinka, čia pradedu riboti, kai pradedu riboti, tas ribojimas, ar ne, tas ribotas produktas, ribota maistinė medžiaga, ribotas kažkoks tai dalykas, kas atsitinka, mes pradedam nesąmoningai apie tai galvoti, nesąmoningai apie tai svajoti, nesąmoningai to trokšti ir kai mes viso to trokštam, ar ne, mūsų galvoje daugiau niekas nesisuka. Sukasi vienintelės mintis apie maistą, ką valgyt, kada valgyt, ko nevalgyt, su kuo valgyt, su kokia šakutė valgyt, kokiu laiku valgyt, ar čia galima valgyt, kiek čia kalorijų bus, kad čia valgyt. Ir vat, kai dar pradedam kažko riboti, pavyzdžiui, savo pasakysim, ar ne, kad nu dabar nebevalgysiu šokoladą. Nu apie ką galvosi visą likusią dieną, visą likusią savaitę ir mėnesį, ar ne? Apie ką galvosi? Nu tai apie tą patį šokoladą. Nes tada įsijungia, ne, ta vadinama dopamino sistema, kada organizmas galvoja, palauk, aš dabar nebegalėsiu, dabar man šokas, aš nebegaliu, viskas, man atims, čia kaip pasakyti, ar ne? Vat, jums dabar kažkas pasakytų, kad dabar vat, nu, niekada gyvenime nepamatysite daugiau savo mylimos draugės arba mylimo vyro, arba ten, nežinau, dar kažko pasakys, kad, nu, va, niekada daugiau nepamatysi, kas atsitinka, ar ne, tai vidinis šokas, kad kaip taip, nu, kaip aš dabar, ne, nebegalėsiu ir apie ką tu galvoji, tai galvoji tik tai apie tą žmogų, tik apie tą žmogų, nors gal šiaip įprastai tu apie tai daugiau negalvotum, ar ne? Nu, taip kaip normaliai pagalvotum, bet negalvotum nuolatos. Tai lygiai taip pat ir su maistu, kai vat savo pasakai, kad, nu, ne, vat viskas, aš daugiau dabar šokoladą nebevalgysiu, man dabar nebegalim. Tai vėlgi, ne, apie ką daugiau galvojam, tai tik tai apie tą šokoladą. Ir natūralu, kad kai mes apie tai galvojam, kai daugiau nėra apie ką galvoti, galvom tik apie tą vieną produktą arba apie tą vieną dalyką, kurį savo uždraudėm patys dabar kažkokiu tai būdu, kas atsitinka? Nuolatos apie tai galvoju, ne? Ir noriu. Ir tas vidinis noras ateina ir ateina persivalgymas, kai ateina persivalgymas, prisivalgom, ar ne, to draudžiamo produkto, netgi dienos eigoje, ar ne, vat, sako moteris, atsikėliau ryte, nusprendžiau, kad dabar, vat, aš čia susiimsiu, sveikai valgysiu, pavalgiau gerus ten pusryčius, ten ir sakau, daugiau šiandien, vat, šią savaitę daugiau saldumynų ten nebevalgysiu, dažniausiai net nesakom, kad šią savaitę, dažniausiai sakom, kad iš vis nebevalgysiu. Kas atsitinka, ar ne? Pradedu riboti, save apriboju, plus dar valgau mažai, plus nesijaučiu soti, tada atsiranda nuolatinė mintis apie tą kažkokį tai produktą, ar ne, arba va, tas ribojimas, vidinis kažkoks savo neleidimas ir ateina vakaras, ar ne, arba savaitės pabaiga ir tas produktas tampa tikra puota. Ir plus dar, kaip sakau, jeigu save ribojam, per mažai valgom, per mažą maisto kiekį suvalgom ir taip toliau, tai va toksai ateinam čia ir atsiranda puota, ar ne, atsiranda persivalgymas, emocinis valgymas, vakarinis valgymas, toks didelis maisto kiekis ir taip toliau. Ir kas tada yra, ar ne, vėlgi atsiranda ta pati kaltė, gėda, savigrauža, sakymas, kad neturiu valios, pažadas savo, kad vėl pradėsiu iš naujo, pradėsiu vėl nuo pirmadienio, aš labiau pasistengsiu, labiau pasitelksiu tą savo valią ir motivaciją, ne? Ir vėl grįžtame tą patį užburto rato pradžią, kad noriu susitvarkyti. Ir vėl, ar ne? Ir taip sukamės tame
ribojimo ir kaltės, gėdos, persivalgymo, emocinio valgymo, vakarinių valgymų, savaitgalių, chaosų ir taip toliau, tam tokiam rate, kuris, nu, iš tikrųjų labai labai stipriai vargina. Žinau iš patirties ir ne tik tai klientų patirties, bet žinau ir savo patirties, ar ne, kad labai sudėtinga taip gyventi, labai sudėtinga nuolatos galvoti, ar ne, apie tą maistą. Ir kitas dalykas, ar ne, kas atsitinka, vat, iš tikrųjų, kaip sakau, jeigu kalbant iš fiziologinės pusės, ar ne, kai mes, tarkim, pradedam valgyti mažiau, o dažniausiai ir pradedam valgyti mažiau, pradedam rytą ten nuo kažkokios košytės truputuko, ar ne, pietus irgi žiūrėk ten kokių salotyčių, ten tik tai su vištiena, arba ten grikiai su vištiena ir taip toliau. Ir suvalgau per mažai, ar ne? Kas atsitinka, aš kai suvalgau per mažai, per mažą maisto kiekį, mano organizme, mano skrandyje aktyvuojasi alkio jausmas, alkio signalas, hormonas grelinas pradeda atsibusti ir kaip koks gremlinas ten, sako, kaip baisu, ar ne, aš čia dabar noriu valgyti. Ir tą signalą, ypatingai jeigu, pavyzdžiui, žmonės daro didelius tarpus tarp valgymo, visi va šitie protarpiniai badavimai, ilgi tarpai tarp valgymų, bandymas suskaičiuoti tas kalorijas ir nepatenkinimas, ar ne, nes kitą kartą suvalgai ten tos pačias, ne, jeigu kalbant apie kalorijas, tai suvalgai 500 kalorijų, tu vieną kartą labai puikiai pasistiprinsi, pasisotinsi ir taip toliau. Kitą dieną, kitą savaitę, ar ne, tu tas pačias 500 kalorijų suvalgys, tu visiškai nepasisotinsi ir visiškai nesijausi gerai. Ir kuo mes dažniau jaučiamės alkani, neprivalgę ir ne tik tai, kaip sakau, fiziškai neprivalgę, ne tik tai, kad nesuvalgę tinkamo maisto kiekio, bet netgi nesuvalgę malonaus maisto, ne, jeigu mes ten vištos virtos su grikiais suvalgom ir salotos lapų, tai nepatenkins nei mūsų malonumo visų šitų signalų, nei užpildys mūsų skrandį. Ne? O jeigu neužpildo, kaip aš sakau, atsibunda hormonas grelinas, kuris yra atsakingas už alkį ir siunčia tą signalą, ar ne, kad aš noriu valgyti, duok man energijos, aš noriu, atiduok tai, ko nedavai ir taip toliau. Ir kas atsitinka, kai trūksta, ar ne, energijos, ko mūsų organizmas dažniausiai prašo, ko mūsų organizmas reikalauja. Žinoma, angliavandenių. Ir žinoma, kad nesudėtinių angliavandenių. Nu, iš esmės jis prašo sudėtinių angliavandenių, bet mes to nesuvokdami galvojam, kad jisai prašo paprastųjų angliavandenių. Ir kas atsiranda, ar ne? Atsiranda saldumynų potraukis, atsiranda potraukis kaloringam maistui, riebesniam, kažkokiam traškiam, čipsiukai, saldainukai ir bandelytės ir taip toliau. Nes mūsų organizme, ar ne, ateina tas potraukis, tas reikalavimas grąžinti energiją. O jeigu atsimenant, ar ne, mūsų mitybos piramidę arba atsimenant mūsų mitybos pagrindus, ar ne, angliavandeniai. Kas yra angliavandeniai? Tai yra pagrindinis mūsų energijos šaltinis. Natūralu, kad organizmas pradės prašyti, ar ne, angliavandenių tam, kad užtikrinti mūsų energijos stoką, kurią mes sudarėm laikydamėsi dietų arba stipriai ribodami maistą. Ir didžiausia klaida, didžiausia problema, kai žmogus pradeda, ar ne, įsisuka į tą tokių ribojimų ratą, tą dietų ratą, kada pradeda jausti tą chaosą, didžiausia klaida yra dar labiau pasistengti save kontroliuoti, dar labiau pasistengti savo, ar ne, susijimti, pasižadu, susijimsiu, pasitelksiu valią ir taip toliau. Ir atrodo, nu va čia jau dabar yra sprendimas, ar ne, kontroliuoti. Ir kuo aš labiau save kontroliuoju, tuo dar labiau tos supynės, ar ne, įsisiubuoja. Ir kuo jos dar labiau įsisiubuoja, tuo mes dar labiau, ar ne, vėl pradedam galvoti apie maistą, dar labiau, dar stipriau ir visiškai įsisupam, ar ne, ir tada pasidaro baisu. Ir tas užburtas ratas, ar ne, signalizuoja, kad dažniausiai tikrai persivalgysim, suvalgysim per didelį maisto kiekį, nuleisim rankas, nepavyks, kada pirmadienį, ar ne, pradėjai su didelė intencija ir pasižadėjai savo, kad nu šį kartą tikrai turėsi valios, dažniausiai savaitgalį ta visa valia dingsta ir tas užburtas ratas jisai mumis labai labai stipriai įtraukia. Ir kas atsitinka, ar ne? Palaipsniui, kuo mes labiau sukamės tame
dietų rate, kuo mes dažniau lieknėjam, kuo mes dažniau darom šituos ar ne visus dalykus su savim, kuo mes dažniau neatpažįstam savo kūno signalų, kuo mes dažniau laikomės kažkokių tai taisyklių, skaičiavimų, strategavimų, tai negana to, kad mes gadinam savo santykių su mytyba, santykių su maistu, kas atsitinka, ar ne? Pasidaro neaiškus sotumas, nesuprantu, kada aš esu pavalgius, kada esu nepavalgius. Kitą kartą moteris netgi pradeda sakyti, aš netgi alkio pradedu nebejausti, ar ne, atrodo, nebeatpažįstu, kada esu iš tikrųjų alkana, o kada šiaip alkana, kada gal čia iš emocijos, ar ne, ir vėlgi visi tie patarimai, jeigu žmogus praradęs ryšį yra su savo kūnu, praradęs tą visą pasitikėjimą savo kūnu, savo signalais, kada atrodo, kad man kūnas meluoja, kad aš nebežinau, ar ne, ar aš čia sotus, ar aš čia alkanas, ar aš čia, kas man čia su manim ar ne yra, tada valgymas tampa paremtas ar ne taisyklėmis, ne kūno signalais ir atsiranda tada taisyklės, ar ne, pavyzdžiui, emocinis valgymas, labai geros yra taisyklės, labai gerų yra paskaitų, labai gerų yra įvairiausių patarimų, ar ne, ir, pavyzdžiui, sako, atpažink, ar tavo čia yra emocinis valgymas, ar čia yra fizinis alkis, ar ne, nevalgymas, fizinis ar emocinis alkis. Žmogus išgirsta tokį patarimą, tokią taisyklę ir jisai sako, nu gerai, bet aš negaliu atpažinti. Aš suprantu, kad reikia atpažinti, aš suprantu, kad reikėtų, kad toks yra patarimas, kad aš tada savo padėčiau ir kad tada tas emocinis valgymas pasidarytų lengvesnis, paprastesnis ir tada mano kaip ir nuotaika būtų geresnė ir tada to chaoso nebebūtų, bet aš negebu atpažinti, kur yra mano tie signalai, ar ne, negebu atpažinti, ar aš čia iš tikrųjų alkį jaučiu, ar čia aš jo nejaučiu, nes aš jo negerbiau, aš jo neklausiau, aš niekada jo neatliepiau, niekada nesupratau ir dariau tą, ką visi sakė, ar ne. Ir tada pasidaro labai liūdna. Ir ką irgi esu pastebėjęs, ar ne, kodėl mano buvo tokia mintis ir toks noras sukurti kanalą ir erdvę moterims, kur jos galėtų iš esmės, ar ne, komentaruose paklausti, parašyti, man asmeniškai galėtų parašyti, paklausti ir kiekvienai iš tikrųjų padėti susidėlioti tą tokį atpažinimą, nuo ko, ar ne, pradėti. Nes kiekvienam mes esame labai skirtingai ir kiekvienas žmogus yra labai individualus ir kiekvienam žmogui reikia vis kitokių taisyklių ir stengsiuos labai apie viską daug papasakoti, nes noriu kiekvieną savaitę išleisti po vieną epizodą, tam tikrą temą ir potėmę, bet esmė yra tokia, kad vėlgi, ar ne, gerai, čia yra dietos, čia nėra dietų. Ir aš esu kažkur per vidurį. Ir labai daug žmonių yra moterų, ypač dabar, kai yra tikrai daug tos informacijos, tarsi visi sąmoningėja, tarsi pradeda suprasti, pradeda labiau apie sąmoningą valgymą, kalbėti apie intuityvų valgymą ir taip toliau, bet nepamirškim to dalyko, kad žmogus yra tarp dietos ir tarp nedietos, tarp vieno kraštutinumo ir kito kraštutinumo. Ir mes jį bandom į viduriuką įsprausti, bet kas tada atsitinka? Žmogus mėtos. Tarsi suvokiu, kad dietos nereikia laikytis, nes bus negerai, jausiuos negerai, bet tarsi negaliu to padaryti, nes tada užaugs svoris, tada vėl jausiuos blogai, tada nebegalėsiu, ar ne, susivaldyti, jeigu aš čia labai ilgai save riboju, tai kaip aš dabar savim pasitikėsiu, kaip aš čia klausysiu savo alkio, tada juk nuolatos valgysiu, tada juk ten apsivalgysiu, persivalgysiu, nes vėlgi, ar ne, šitie dalykai irgi gazdina, kad nepajėgsiu susitvarkyti ir kaip man į tą viduriuką ateiti, kaip man į tą viduriuką atkeliauti, ar ne, kur atrodo, tai vėl pradedu ir kai žmonės pradeda kalbėti, ar ne, va čia dabar reikia sąmoningai valgyti, čia kažkada kalbėjo, kad reikia dietų laikytis, čia dabar kalba, kad reikia sąmoningai valgyti, čia dabar reikia intuityviai valgyti. Ir ką man dabar daryti? Ir aš tada pradedu dar labiau jaustis kaltas, nes didžiulis dalykas yra būtent lieknėjančių moterų. Tų moterų, kurios nuolatos lieknėja, tų moterų, kurios nuolatos laikosi dietų, tų moterų, kurios nuolatos kažką bando, perka planus, nuolatinės planų pirkėjos, visko išbandytojos, visų maratonų ir taip toliau, visų iššūkių ir bla bla bla. Nes yra tikrai didelė dalis yra
tų, kurios tikrai gyvena su kalte, gyvena su gėda, gyvena chaose, gyvena nepasitikėjimą savo kūnu. Ir kai jai pradeda kartoti, kad, žinai, dabar tu turi nebesilaikyti dietų, dabar tu turi pradėti valgyti intuityviai, tada atsiranda dar didesnė gėda ir kaltė, kad aš negaliu. Aš negaliu šito padaryti, aš nemoku per save perlipti ir tada jautiesi dar labiau kaltas, ar ne? Arba tas atsiradęs dalykas, ar ne? Kūno tas toksai pozityvus požiūris į kūną, ar ne? Tai kaip ir irgi viskas gerai, bet irgi kai ta moteris, ar ne, kuri nekenčia savo kūno, kuri nemyli savęs, kuri negali save žiūrėti, negali žiūrėti į veidrodį, kuri jaučiasi nepatogiai, negerai, kuri labai daug visko išbandė ir jai nepavyko, tu jai sakai, kad tu dabar, žinai, turi mylėti savo kūną. Ir vėl kas atsitinka, vėl pasisukam į kitą pusę, ar ne? Tai aš negaliu mylėti savo kūną, man nepavyksta mylėti savo kūną, aš nesijaučiu jame gerai, ar ne? Ir dar labiau užsisuka ta visa kaltė, gėda, nepasitenkinimas savim, liūdesys, apmaudas ir taip toliau. Labai noriu, kad iš šiandienos mūsų šito pokalbio išsineštum vieną mintį, kad iš tikrųjų problema nėra tame, kad tu per mažai save kontroliuoji, kad tu per mažai turi valios, kad tu per mažai turi motivacijos, kad tu per mažai darai, nes tu tikrai darai pakankamai daug. Ir aš tikrai žinau, kad tu darai pakankamai daug ir kad labai stipriai stengiasi. Ir noriu, kad išsineštum tą mintį, kad tu nesi nepakankama, tu darai labai pakankamai, tik truputėlį ne taip, kaip organizmas tavęs reikalauja. Truputėlį įveskim į savo mitybą, į savo gyvenimą, į savo mintis atlaidumo savo, meilę savo, apkabinimo savo. Ir vienas dalykas, nuo kurio norėčiau, kad pradėtum, jeigu paklausys šitą pokalbį, nuo minties, ar ne? Tada, kada bus sunku sustoti, kada ateis vakarinis valgymas, kada ateis emocinis valgymas, kada labai stipriai trauks prie saldumynų, kada labai stipriai trauks prie kažkokio tai maisto. Vieną klausimą savo užduok. Ar aš šiandien tikrai pakankamai valgiau? Ar tikrai mano mityba buvo pakankama? Ar aš gavau visų maistinių medžiagų? Ar mano mityboje buvo spalvų? Ar aš patenkinau savo malonumo netgi pojūčius, ar ne? Ar maistas man buvo malonus? Ar aš valgiau iš meilės savo, ar ne? Ar mano maiste atsispindėjo ta meilė savo, kurios aš taip noriu, kurios aš taip laukiu ir iš aplinkos, ir iš savęs? Ar aš pakankamai valgiau? Viskas, daugiau nieko nereikia daryti, daugiau nieko nereikia strateguoti, dėlioti, galvoti, reikia tik vieną klausimą savo užduoti. Ar aš tikrai pakankamai valgiau? Ar aš kažkur nesuribojau, ar ne? Nes vėlgi, čia toks truputėlį intarpas, bet jeigu, pavyzdžiui, moteris labai silpnus pavalgo pusryčius, kas atsitinka, ne? Natūralu, kad po silpnų pusryčių norėsis riebiau pavalgyti, norėsis saldumyno, norėsis dar kažkokios tai energijos. Jeigu aš riboju, tarkim, pusryčiams išgirdau, kad reikia baltyminius pusryčius dabar valgyti, tai ką aš pradedu, ar ne, įsidedu ten varškės, įsidedu uogų, nuo tokio maisto žmogus nepasisotina. Natūralu, kad jeigu jis nepasisotina, neužtikrino savo organizmo tinkamų funkcionavimo, neatliepė savo alkio signalų, savo sotumo signalų ir taip toliau. Ir natūralu, kad jis toliau visoje dienos eigoje norės valgyti, norės saldumynų, norės persivalgyti vakare, ar ne, atsiras emocinis valgymas ir taip toliau. Ir vėlgi, ar ne, įsijungiam į tą patį užburtą dietų ir ribojimų ratą. Tai vienintelis klausimas, kurį savo šiandien turėtum užduoti, tai ar aš tikrai pakankamai valgiau ir ar aš su pagarba pažiūrėjau į savo visus kūno siunčiamus signalus. Tai vienintelis dalykas. Ir tai vienintelis dalykas, ką tu turėtum šiandien padaryti. Ir iš karto noriu pakviesti sekantį trečiadienį į naują epizodą. Tai prenumeruok, kad ateitų priminimas.
apie švarę mitybą. Ne veltui rodau kabutes, nes nekalbėsime, kaip tą mitybą padaryti dar švaresnę, kūdesnę, liekninančią ir taip toliau. Kalbėsime apie tai, kodėl ta švari mityba, kodėl nuolatinis tik tai geras valgymas, nuolatinis savęs spaudimas, nuolatinės taisyklės, skaičiavimai ir strategavimai, kaip jie iš tikrųjų paveikia mūsų mintis, mūsų organizmą, mūsų kūną ir į kokį rezultatą mums nuveda ir išmoksim, kaip to nebedaryti. Tai ačiū, kad buvai šiandien su manim ir iki kitų kartų.